Sveiki, sveikučiai. Taigi šiandien namo parsivilkau į savo televizorių kolekciją naują modeliuką, tokią neturėjau. Tai telikas pavadinimu Čaika C208D. Tai vat, kiek Google'ai pazuminau, pažiūrėjau, tai šitas telikas buvo išleidžiamas nuo 1985 metų. Tai vat, Tarybų Sąjungoje. Toks modeliukas, tokio aš vaikystėje tai neturėjau, pas tėvus Horizontas buvo praktiškai ant Golstaro, mes perėjom iškart. Tai vat, telikas labai neblogos būklės, kai važiavau teliką paim žmogus dar įkišo rozetę, tai tikrai jis išnipštė ir dar pradėjo kažkokį vaizdą rodyti. Tai vat, tai gyvių ženklus rodantis, aišku, dulkės viską apsivaliau. Tai vat, turim tokį gražų, tikrai pakankamai geros būklės eksponatą. Tai vat, šį televizorių šiandien pasijungsim. Pabandysiu pajungti Sega, aišku, turbūt netikrą konsolę. Tai vat, ir pasitikrinti, nes kaip žinia, šitie telikai nei AV jungčių, nei kažkokių kartų, nei HDMI tuo labiau neturėjo. Tai vat, tik anteninė jungtis, tai bus įdomu išbandyti. Kas dar įdomiau, tai va matom, yra dinamikas. Tada yra įjungimo mygtukas, čia dar kažkoks net nežinau. Ir yra 8 programuojami kanalo mygtukai. Tiksliau sakant, nu koks ten programavimas. Kiekvienas mygtukas turėjo, jeigu gerai žinau, va, po tokį vieną ratelį ir vieną tokį kontaktą, kur galėjai dažnius persistatyti. Tai va tiesiog pirmam kanalui būdavo susiieškai, susireguliuoji ir susiprogramuoji 8 kanalus. Aišku, kaip žinia, tarybiniais laikais kažkokių stebuklų nebuvo ir tų kanalų daug nebuvo. Tai pilnai šitų 8 kanalų užtekdavo, nu, čia aišku, garsas, šviesumas, kontrastas, spalvas turbūt, vienu žodžiu pats net gerai nežinau, nebepamenu, tai vat, nes teliką kitokį turėjom, va, tokios senos 5-DIN jungtis, čia dar kitokia biški jungtelė, ausinėm kažkokia kitokia ir vėlgi čia yra vėl su garsu kažkokias jungtis susijusios, tai vat, šitą vietai. Tai va, iš galo turim ką, maitinimo laidą su saugikliais ir turim antenos jungtis. Čia, kiek suprantu, lygtai galima net 2 antenas pajungti vieną teliką. Ir, aišku, aukščiau yra vėl čianai vaizdo išvedimo reguliavimai. Turbūt ten, žinote, ekrano plotis, siaurumas ir panašiai. Tai vat, tai bandysim šitą teliką tuo mes užsikurt. Truputėlį pusdienį prastovėjusiai mašinai, šiandien lauke labai lyjo. Tai vat, prigaudė tokias biški drėgmės, bet jau įnešus vidun, jį apsivalius, telikas nustojo prakaituot. Tai turbūt šaltis ir drėgmė jau bus per pusvalanduką pasišalinę. Tai ką, bandom jungti konsolę. Šunkt. Ir turim prailgintuvą. Tai ką, bandysim jungti teliką, nes pirmiausia reikia įsijungti teliką ir pažiūrėti, ar jisai veikia. Tai va, prireikia prailgintuvo, nes virtuvėliai čia neturiu tokios rozetės ir bandykim įjungti. Oho, kažkokius negerus garsus skleidžia. Ar geri? Nu, žiūrim. Gal jam tik prišilt reikėjo? Aha, garsas reaguoja. Čia kažką rodo. Žodžiu, telikas triukšmauja. Gerai. Bandam žiūrėti. Va, ūžia. Vo. Kažką pradeda rodyti. Gerai. Bandam jungti antrą kanalą. Antras kanalas rodo kažką geriau, bet man norėtųsi... Ai, va. O, ryškumas. Aha. Nu, viskas neblogai. Telikas rodo, aišku, vaizdas yra siauras. Dar kiek atsimenu ant senų rusiškų telikų būdavo, kad kai jungi dar reikia kelis metus duoti padirbti, jeigu jau kineskopas pasėdės, kad nueitų žemyn vaizdas, ant šiltų. Nu tai ką, nežinau, bandom. Kažkoks įdomus biški kvapas, bet telikas gal nedega, tikėkimės. Gerai. Reikia gal dabar bandyti pasijungti konsolę žaidimų ir pasižiūrėti, kaip čia funkcionuos, kaip norės bendrauti su televizoriumi. Tai pasakius, konsolės prie tokio seno teliko niekad nejungiu, nes aš jau, kai tekė su kompiuterį žaidimai susidurti, tėvai turėjo seną Goldstar firmos televizorių. Kaip sakant, nu, televizorių pirkom naują, bet jau buvo naujesnės laidos. Tai vat,
Ir aš labiau buvau personalinio kompiuterio vaikis. Tai bet žiūrėsim, kas čia gausis. Labai įdomu pažiūrėti, kaip šita konsolė reaguos, kaip jinai įsijungs, kaip jinai sudirbs. Ar paduos mums kokį gyvybės ženklus. Taip. Kadangi blokelis labai durniškas, labai trumpas, va kaip matot, tai reiks bandyti perechadniką naudoti, bet vėlgi nežinau, ar netgi užteks tokio ilgio tokio perechadniko. Net neįsivaizduoju, ar pasijungia ar ne. Labai jau trumpas. Ką daryti? Bandysiu kažką gudrauti. Gerai, bandysiu eksperimentuoti, turiu kitą blokelį, irgi 9 voltų, tik tai čia 0,6 ampero, o ten kaip reikalingas 1 amperas. Tai žiūrėsim, ar įsijungs kažkas čia, ar neįsijungs. Taip, kaip ir gaunas, kad turėtų būti čia jau pajungta kažkas. Bandam. Nu gerai, rezetą paspauskim, diskelis įstatytas, bandykim patikrinti kanalus. Gerai, pirmas kanalas ir bandom ieškoti. Nu ką, nieko nepavyko pagauti. Tai turiu dar tokį durną įtarimą, kad tas kitas blokelis, kur buvo 0,6 ampero 9 voltų, yra per silpnas ir neveža normaliai. Tai ką, bandau ieškoti normalaus trišakio, kad man pavyktų visgi pasijungti tą blokelį ir tada tęsim toliau paieškas. Nu ką, atradau kitą trišakį, įstačiau, dabar bandysim su originaliu pulteliu, tik nežinau, ar irgi jisai čia 100% veikia. Wow! Wow! Ar jūs matot tą, ką ir aš matau? Pavyko išgauti kažkokį vaizdą. Aha, čia kažkoks jungimas, čia kažkoks, tai čia yra ryškumas, tamsumas, bet, aha, čia tamsumas, šviesumas, čia garsas. Bet man dar nepatinka vaizdas. Kaip jau norėtųsi geresnio vaizdo, jeigu čia įmanoma. Pabandykim gale pasukinėti. O. Aha. Taip, turim kažkokį siaurą vaizdą. Tai vat, nu aišku, žaist nelabai ant tokios kokybės. Pabandykim pasukti kažkurią pusę. Gal rasim geresnį dažnį. Nu ir dar pasitikrinkim. Manau, ant šito teliko geriau ir neišgausim. Nu ką, ir išsibandykim, kas čia gaunasi. Tuoj pasidėsiu kėlę arčiau. Ir pabandysim sužaisti. O, reaguoja. Aha. Gerai, kaip važiuot. Čia mušt. Ai va, važiuojam.
Gerai, bandom. Pultelis į dešinę pusę neveikia. Ar veikia? Bet kažkaip sunkiai. Biškė pultelis gal niekam tikės. Nu ką, puikiai. Road Rush'ą žaidžiam. Bet užstringa į dešinę pusę kitas įkmygtukas. Nenori man važiuoti dešinę pusę. Va. Nu, žodžiu, niekam tikęs pultelis pasirodo šitas segas. Reiks ieškoti gero pultelio. Tai va. Nu tai ką, va taip ir vyko žaidimai kažkuriais laikais. Aš kaip ir minėjau, žaidžiau jau biškį prie naujesnių. Prie visokių Goldstarų, LG ir taip toliau. O tokį teliką aš labai mažai atsimenu. Gerai, tai kam patiko, spaudžiam laiką, kas nepriminat kanalą, prirandam kanalą ir iki sekančių video. Iki!